Augo Putin su šermukšniu ryto ratuto. Čia mano altorius. Meldžiuosi prie šito altoriaus jau 55 metus. Ir dar vis nenusibosta. Vytautas Valiušis, esu 3 kartus. Puodžius. Aš keramiką neužsiimu, keramika mane pasigavo. Man gyvenime bendrai pasisekė, kadangi supo dailininkai, menininkai, poetai, rašytojai, muzika, viskas. Ir mane ugdė gerą skonį. Mano mama su tėvu Panevėžy turgui prekiauja. Tai vat, jau buvo genuose. Padėjau nešioti puodus, mačiau kaip glazuravo, kaip degėjo puodžius, padėjau prekiauti. Nuo vaikystės aš augau šitoj geroj terpėj. Meistriškumo neįmanoma pasiekti. Procesas eiti tobulybę yra fantastinis dalykas yra. Bet tobulybės pasiekti neįmanoma. Visada turi atsinaujinti, visada turi kažką mokintis iš geriausio. Jeigu atvirai kalbant, taip, pajaus tą, kas išeina, ką nori, po 30 metų. Nuo staklių, pasižiūri dar, kaip čia žiūris. Viskas. Manęs kartais klausia, Girdai, kaip tave mūza aplanko. Daryk ir mūza ateis pas tave. Man patinka iššūkiai ir daryti tą, ką kitiems sudėtinga. Man irgi būna sudėtinga, bet aš įveikiu tą sudėtingumą. Tai man pasisekė, ar nežinau, ar kaip čia pasakius, Girdai, Europoje jis laimėjo 1 vietą. Visada pasiseka tada, kada tu darai daugiau, negu tau gyvenimas liepia. Juodą podą padaryti, kai čia batos aulas nesudėtinga, bet išgauti vaivorykštį, o čia yra meistrystė. Kartais man pavyksta. O kaip tas daroma? Ką? Kaip išgaunama vaivorykštė? Jeigu visi žinotų, visi darytų. Mes rodom tik tą, ką visi jau beveik žino, o tų paslapčių niekas per daug nesidalina. Čia lygiai tas pat, kaip pasakyti savo banko sąskaitas. Galvo, kaip aš padariau. O čia mano stilius ir techniškai nužiest, o tokius podais iš vieno gabalo irgi yra sudėtinga. Kadangi aš daug metų groju saksofonu džiazą, man patinka ir formos, tokios džiazuojančios, laibos, proporcingos. Kaip aš vadinu, bel canto, gražus dainavimas, graži forma. Irgi vieni kukliai pasakysiu, kiek aš žinau, Europoje aš gal žaidžiu vienintelis šitokias žvakides. 40 cm dar sudėtinga, bet ne taip yra, bet virš 40 jau labai techniškai labai sudėtinga ir sunku. Čia apie 70 buvo centimetrų nužiestas šitas. Būna gyvenime irgi tokio atsitiknumo. Tai tas atsitiknumas pagautas. Aš planuoju, ką padarysiu, viskas yra, bet kartais aš palieku gyvenimo tėkmei. Reikia labai svarbu įsiklausyti į molį. Naujų, išprotėjusių gerų meistrų vis mažėja, ypatingai žaidime. Šiandieną, jeigu tu galėjai mokintis 5 metus, 3 metus, kad susišnekėti su ta glazūra, su tuo degimiu, dabar ta technologija leidžia tau greičiau pasiekti rezultatus. Šiandien man labai liūdna yra, kad šiandien viskas greitai daroma, greitas maistas, greitas seksas, greitai pinigai, greitas menas yra. Viskas greitai yra. Reikia išmokti greitai gerai dirbti yra, bet jis turi palikti tam tikrą, kaip pasakyti, prisiminimus gerus. Jau nebegali nužiesti tokių didelių žvakidžių ir vazų, tokių kaip anksčiau galėjau. Per tos 55 metus jau mano sudilo visi raumenys ir sąnariai ir viskas jau skauda. Ir tave jau pykdo. Taip, taip. O tu negali, tu visą laiką bėgai, viskas, o aš eiti nemoku. Ir mane psichologiškai tai veikia ir kartais. Tai tas yra baisu, yra, bet pabiškai jau reikia priprasti. Išmoksiu eiti. Prieš 25 metus aš pasiėmiau šitą pastatą, remontavau ir įkūriau muziejų. Nekukliai pasakysiu, šitas muziejus yra šitas iš 100 Europos geriausių sąrašą keramikos muziejų. Prisipilį samagoną ir eini svečiuos moterį. Kadangi mūsų padininkystė atėjo iš kaimo,
Ir kiekviena kaimo bobelytė buvo keramikė. Iš biednystės. Mūsų podininkystė funkcionali, paprasta, nesudėtinga. Beržo tošim apvinioja iš biednystės, valiušis vinioja iš mandrysės. Beržo tošim vinioja tik įtrukus į puodą. Aš vinioju, kad gražu būtų ir pirktų. Čia indai yra paroginiai. Vestuvėms tam tikroms progoms. Atsiranda kičius, kad pirktų ir gražu būtų. Atsiranda dekoras. Jos reikia įsaugoti. Ir pagarba dailininkams ir puodžiams. Tai va tas irgi dalykas yra labai svarbus mano gyvenime. Ar kada nors buvo kokių pagundų mesti keramiką? Nikada, net minčių nebūna. Už tai, kad aš darau tą, ką aš geriausiai moku ir aš mėgausiu. Man nepatinka žodis aš dirbu, aš mėgaujuosi. Man jau 75 metai, bet man dar patinka gyventi ir patinka dar. Mano ritualas yra kiekvieną rytą ateinęs į muziejų, ar į dirbtuvės yra, aš visada pabučiuoju stakles. Tradicijos reikia laikytis, patinka tau ar nepatinka, bet tas tradicijas jau 21 amžius pabiškai eina į antrą planą. Čia reikia gyvenime irgi būti kaip džiazo muzikantas. Paimi temą ir eksperimentuoji ir džiazuoji.